1, 2, 3, 4. She loves you, yeah, yeah, yeah. Help, I need somebody. There are places I remember. Try to see it my way. Paperback writer. Ah, look at all the lonely people. Let me take you down, 'cause I'm going to Penny Lane. There is a barber showing photographs. It's getting better all the I read the news today. Oh boy, we gave her most of our lives. I am he as you are, he as you are, me, and we are all together. Tiškių jūs žino kaip San Simną. Papasakoti, kodėl būtent taip jūs vadina? Prasidėjo seniai, studentiškais laikais, įstojau į universitetą. Visi pasisakom, kas iš kur, ten susipažįstam. Pasakau, aš į Simno, jis trauko pečiais, kur tas Simnas. Sako, čia kažkaip užsienis, sako, ką tu čia. Galvoju, jums čia gražiai skamba Simnas, aš pridėjau dar San, kad kiečiau atrodyt. Paskui ir Los Alitus sugalvojau, o dabar dar į senatvę Palma del Marijampolė, Rio de Žagarė ir taip toliau. Čia tokie juokeliai. Taip. Vytautai, ar prisimenate tuos 1972-uosius? Kaip atrodė tas laikotarpis? Ką mėgote veikti, kuo užsiimti? Geriau jis papasakos, kas Alytui dėjosi. Taip, Gintautai, tai ir prašau papasakoti, kaip tuo laikmečiu atrodė Alytus. Aš pradėsiu nuo to, kad lipdamas į sceną pajutau Kalantos dvasią, nes Krydensai groja. Tai jau čia pliusas didelis. Alytus kaip Alytus, bet man teko dalyvauti tuose Romo Kalantos laidotuvėse 2 paras, galima sakyti, kai teko kariauti su vietinė milicija, iš Baltarusijos atvežta, o antrą dieną iš Panemunės desantininkų pulką ten buvo paėmę ir ten vaikė žiauriams mūsų visus. Tai vat tų įvykių dalyvis esu ir aš manau, kad šitoj mūsų gražioj kompanijoje gal dar yra kas nors iš Kauno įvykių, gal yra kas nors, kas prisimena juos. O, viena, ponė Laima, vat irgi jinai pasakojo, kaip irgi kokie buvo pasiekmės, kai jos draugę tiek ten sumušė tie milicininkai ir jinai tiesiog bijo kitą dieną eiti į ligoninę, nes ten iš ligonių rankiojo tada žmonės, kur tu buvai, kodėl tavai taip atsitiko ir panašiai. Tai aš noriu paminėti tą akcentą, kad kaip žiauriai susidorojo su žmogaus laidotojų dalyviais. Dabar įsivaizduokit mokinius. Jūsų klasėje atsitiko nelaimė, bet jums uždraudžia palaidot laiku ir panašiai. Nu, galima suprasti, koks yra tuo metu buvo tie dalykai. O šiaip su Kalanta, tai jeigu paprastai kalbant, tai kadangi ir aš iš kurorto gimęs augęs ir mes va čia to aikštelėje už Kunčino namo lošdavom futbolą, nu, mes 10-mečiai, aš ir dar 3 Lietuvos futbolo čempionai, Algis Liuba Eidukevičius, Juozas Aleksierius ir Vytas Vatas Malinauskas. Mes lošėm futbolą, o Kalančiukas, po 10 metų, o Kalančiukui 6 maždaug, kažkas 6-7. Tai mes įsilošėme, o Romukas, aišku, iš užrėbio kamuolius patarinėdavo, gal taip buvo, nesvaru, bet va, taip, tokia pirma pažintis su Romu. Kaune aš netekome su juo, taip ten bendraut, panašiai, nes jis buvo truputį užsidaręs, bet aš gerai pažinojau tą Kauno visą hipių kompaniją, kurie vadinosi Company. Mano meilė, plati